O dabar paimsime trumpą interviu iš mūsų Trojos arklio kareivio. Sveiki. Sveiki. Ar jūs manote, kad laimėsit šį karą prieš Trojanus? Laisvai, easy clap, no diff. O ką jūs manote apie šį Trojos arklį? Visai neblogas, bet galėtų būti gal geresnis siurblys ir variklis. Kodėl taip manote? Na, netraukia visiškai. Aišku. Gerai. O kaip pasitikime pačiu? Taigi, sekantis mūsų pašnekovas bus Penelopė. Sveiki, Penelopė. Sveiki. Ar pasiilgai Odisėją? Jo, taip, pasiilgau. Kaip manai, ar jis greit grįš pas tave? Nu nežinau, aš jau tiek laukiu, jau nebesuprantu. O ten jis! Žmona! Kur mano sumuštinis? Eikime pakalbėti Odisėją. O trečias mūsų pašnekovas bus Odisėjas. Taigi, sveiki Odisėjau. Labas. Kaip tu sekėsi kelionę grįžti namo? Kodėl? Pirmą pamiršau, kad toks dalykas kaip Boltas egzistuoja. O kas tavo kelionį labiausiai įtakoja? Kokie žmonės? Žmonės. Tavo mama. Prifilmavau, check out mano YouTube kanalą youtube.com/odisėjasvlogs9 ir tiek. Gerai, ačiū už informaciją.